Dievo mums duoti krikščioniškojo gyvenimo gyvybiniai pradmenys. Trys dieviškieji asmenys, kurie gyvena mūsų sieloje, ją patobulina antgamtinėmis dovanomis ir suteikia jai naują gyvybę, panašią į savąją, kuri vadinasi malonės gyvybė. Ji daro mus panašiais į Dievą, tai yra dieviškais. Kiekvienoje gyvoje būtybėje aiškiai išskiriami trys dalykai. Gyvybės pradmuo, kuris yra viso jos gyvenimo versmė. Galios, kuriomis gyva būtybė veikia. Ir pagaliau jos veiksmai, kuriais ji auga ir kuria savo gyvenimą. Dievas, gyvendamas mumyse, duoda mums naują, antgamtinį gyvenimą, suteikdamas mums jo gyvybinius pradmenis. Pirmiausia, Dievas suteikia mums pašvenčiančiąją malonę, kuri yra viso mūsų antgamtinio gyvenimo gyvybinis pradmuo bei versmė, kuris sudievina mūsų sielos substanciją bei būseną ir daro ją pajėgia tiems aktams, kurie mus parengia matyti Dievą akis į akį. Iš pašvenčiančiosios malonės trykšta antgamtinės dorybės ir šventosios dvasios dovanos, kurios suantgamtina mūsų sielos galias ir taip įgalina mus veikti dieviškai, antgamtiškai bei nuopelningai. Kad Dievas pastumėtų mūsų sielos galias veikti, Jis duoda veiktinančių malonių, gracia actualis, kurios stiprina mūsų galias pažinti bei veikti, padeda veikti antgamtiškai bei nuopelningai ir taip prisideda prie pašvenčiančiosios malonės padidinimo. Šis antgamtinis gyvenimas nors ir skiriasi nuo mūsų prigimtinio gyvenimo, bet nėra ant jo lyg ant kokio pamato. Jis perima visą prigimtinį gyvenimą, kaip pavyzdžiui alyva popierių. Jį patobulina savimi, jį sudievina, tai yra padaro panašiu į Dievo gyvenimą. Jis perima visą, kas mūsų prigimtyje yra gera paveldėjimo, auklėjimo bei auklėjimosi dėka. Visa tai suantgamtina, pajungia antgamtiškai meiliai ir nukreipia į galutinį tikslą – matyti po mirties Dievą akis į akį. Kadangi pagal Dievo nustatytą tvarką mažiau tobulos būtybės tarnauja tobulesnėms, tai ir mumyse visas prigimtinis gyvenimas turi tarnauti mūsų antgamtiniam gyvenimui. Taip turi būti dar ir dėl to, kad žemesnės būtybės pasiekia savo tobulumo tik tarnaudamos tobulesnėms. Taigi ir mūsų prigimtinis gyvenimas gali pasiekti savo tobulą išsivystymą tik tarnaudamas antgamtiniam mūsų gyvenimui. Tai paaiškės išsamiau svarstant iš eilės visus tris antgamtinio gyvenimo gyvybinius pradmenis.